8-4 offsuit. Mėgstamiausia mano korta. Žinoma, ne. Labai bloga korta. Heads up, šiaip valetas jau neblogai, pirmas tribetas, kadangi toks mažas teks skorint, gal nupirksiu riešutus, bet realiai tai jau reiktų atsakingiau, nupirkau riešutus, juokinga. Čia aš savo nebetų kontraktą sudaręs, tai nebėda, čia man riešutai eina. Kolinsim iki galo, man atrodo, jeigu jis ten kažką turi, gal ant turno permušim, pažiūrėsim kaip seksis. Gal turi, dabar jau reikėtų permušti, nes gal jis turi damą, gal jis turi čirvus, arba laukt labai saugaus. Ne, vis tik permušim, aš nebejoju, kad jis sumokės ir su dama ir su čirvu, tiesiog nesinori, kad jis nupirktų. Na va, dabar, manau, drąsiai mes jį pakalėčinsim. Galim dar, ne, ką jau čia. Galim biškai palaukti, kad jisai pagalvotų, kad mes čia kažką liktai apgaudinėjom perkam, nes kai pasakiau, kad video darau, gal žmogus subalamutinau, kad blefuosiu daug, na, čia nieko ne blefas, tiesiog nepasisekė jam. Jeigu turės kokias devintukus, gal ir išmes, bet taip tai jau su valetais turbūt sumokėtų, nes su heads up tai čia riešutų turėti neįmanoma, su karaliais ten tikrai sumokėsiu, jeigu turės dešimtuką irgi. Na, žodžiu, nebent kažką labai gerai įskaitys manie, arba turės kokius septintukus, kur gal galima išmes, bet taip tai aš nežinau, ką iš čia galėtų išmesti. Gal pirko čirvą, atsiprašau, dar tada gal kitas variantas, bet na, tuoj pamatysim, ką turi. Manau, nemeluot, per video meluot negalima, tai reikia rodyti. Dabar jau meluoju, nes riešutai jau nebe šitą kortą. Na, žiūrėsim, aš jau išsidaviau, kad labai gerą turiu, nes drąsiai šneku. Nieko tokio, smagiau bus, sekantį dalinimą, ir laimėsim. Manau, tribetinsim tikrai, jeigu jis įreizina, ar pušinsim, nežinau, kiek čia reikės. Nes jau tokia korta nesilpna. Gal patylėti reikėjo, man velnės prasišnekėjo per daug. Būčiau nesakęs nieko gal būtų, bet labai mandagiam norisi būti video įrašinėjant. Galime paklausti, ką turėjo, ar jisai įdomu, ką nors gero turėjo. Jeigu jis ten kažkokį foldino labai stiprią kortą, ten pavyzdžiui damą, tai būtų, tūzus, labai stipriai. Tada sveikintina žaidimas bajavas. Tiesiog jam labai nepasisekė, bet reikės jo paklausti, ar įtakojo kiek nors mano šnekėjimas, kad riešutus turiu. Gal įtakoja velnius. Žmogus tūzus išmetė. Baisu. Juokėsi kolegos mane. Na, dabar šiek tiek gal ir paspausim. Stegas mano šiek tiek didesnis. Man atrodo, jis dabar į avantūras mažiau velsis. Bet kadangi jisai visą laiką lydino, kai kažką turėjo, reikia tikėti, kad jis dabar arba labai silpną turi, arba iš vis neturi. Dėl to betinsiu turną, nes jeigu jis būtų turėjęs damą, jis būtų lydinęs ir būtų galima žinoti. Jeigu reizins gal turi draw, bet ta prasme damos jau neturi. Vien tik iš tų kelių žaidimų aš jau galiu primest, kad jisai lydina būtent turėdamas kažką. Šiek tiek lengviau žaisti. Nu, žiūrėsim, kaip blindai pakilo. Blindai čia kaip turbo turnyre. Tikėkime, nesugadins visos esmės, nes žaidėjų daug, 32, prizinis fondas baisiai didelis. Tikėkime, kad laimės skillas, ta prasme mes, o kai bus, tai bus. Čekinam, galėjom reizinti, bet, na, jis vadabetus greičiausiai neturi, valeto irgi nelabai turės, nes būtų reizinęs. Tai jeigu betina, man atrodo, galim drąsiai mes reizinti ir pasimti banką, nes jeigu su valetu, jeigu ir turėtų valetą, aš dabar reizinu, jisai ką visų pinigų su valetu nemėtis. Ne, normalūs žaidėjai. Vėl įsivėliau, teks skolint. Gali būti, kad jau teks šį kartą sumokėti visus pinigus, nes praktiškai. Ką jisai čia gal prieš tai mintri betino su tūzais gal vėl turi, bet net nežinau, ar nusimesiu aš juos. Dabar tikrai nusimesiu. Labai lengva, jei galvoju, ar nusimesiu, reikia apžiūrėti turną. Jeigu turnas susiverčia, tada gali kolinti. Na, šį kartą buvau favoritas, nelaimėjau, ką darysi, bet dar laikomės, dar turim šiokį tokį pranašumą vis tiek. Bet irgi dar informacijos, tūzų turim, tribetina, mintribetina. Nu, bajavas, rimtas vyras, nieko nepadarysi. Kadangi stūzų nereizina, lydinkim patys iš karto, betinkim. Jeigu ten 10 kokį... velnias, dabar sunku tūzą vaidinti, teks čekuoti ir foldinti, nes dabar jeigu jis ten 10 kokį turėjo ar kažką tokio, jau reizink, nereizinės, tūzų sunku patikėti. Teks taip daryti. Viską nuo pradžių, blindai kyla, dabar jau įsivelti į konflipą labai lengva.
Jau girdžiu, kad laimėjo Herkus prieš Launagį. Irgi labai įtempta turbūt kova buvo, grįžti greičiau vyrukai apsisuko. Mes dar pakovosim biški. Jeigu nelydins, betinsiu. Vėlgi atrodys, kad jisai, gal betinsiu kiek mažiau, kad jisai su 8 kolintų, o paskui turnė betinsiu biški daugiau, kad tikrai nusimestų. Bet Tuzo pasie aš nesitikiu niekaip, todėl čia šokia tokia machinacija. Na, gal kartą išmesiu, kai per daug agresyviai reizinam. Paskui jisai jau pradės labai pykt ant manęs. Reizint reikia su saiku kartais. Biškai pristabdyti, nu va, Tuzą turim, dabar jau galim kiek čia mes jam, gal 50, gal 5, nu, gal turi kokį 3, o velnias, gal turi 3. Aš kažkaip, kaip ką pasakau, tą prišneku, bet jeigu jis turi 5, tai sumokės mums maksimum 75, jeigu turi 3, permuš ir eisim į kaladę. Einam į kaladę, negi tikrai turiu 3. Dar ne pabaiga. Bajavas 7-7, tikras bajavas. Reik betint. Mažai kas gali čia jam atsivirs šitam flopę. Dabar dar nupirkam kryžius. Pasimsiu dro, gal gausiu kryžių. Negavau. Greičiausiai jisai gal net nieko per daug neturi, bet aš jau kažkaip linkęs gal nerizikuoti šitoje vietoje. Aš kažkaip maniau, kad jis gal kažką perka į vidurį, jeigu ten kokį jo 10, jo 9, 90, tada jis nupirko 9 ir aš net nemanau, kad aš galėčiau jį išblefo dabar šitoje vietoje. Su dama būtų lydinės greičiausiai. Išsilyginom. Dabar vėl blindai pakėlė, dabar tai bus keblu pranašumą įgyti. Na, manau, šitą banką atiduosim. Nėr čia ko. O, mes patys pasimsim, pasirodo. 9 laimi. Puikiai korta. Reizint daug nenoriu, nes blindai dideli. Paskui dings mano visa small ball poker strategija. Reiks stengtis kuo mažiau, kad turnas netoks ir blogas iš tikrųjų. Pasigreičiausiai kažkokios mažesnės kortos, sakykime, 8-6, 8-7, jis bando nupirkti dabar kuo pigiau. Mes, kaip ir prieš tai naudojau strategiją, reizinsim nedaug. Jam bus apsimokės pirkti, bet paskui čekuosim riverį, nedaug dėvė, jeigu jis ten kokį valetą nusipirko. Jeigu permuš, tada jis ten gal turi dar kažką, bet dabar va čekuosim riverį ramiai ir tikimės laimėti beveik visą laiką. Nemanau, kad jis betins. Betina. Na gerai, kolinsim. Manau pas jį 8-6 arba 5-7. O, Tuzas dama dar kažkas. Na, nieko nekeičia. Tik tai tiesiog maniau, kad jisai ją pačia labiau negu kad čia dar kitoks žaidimas. Su Tuz dama jisai, man atrodo, prieš flopą galėjo biškį rimčiau pakovot. Top pair, flush draw nėra. Nebetinsiu šį kartą. Noriu pažiūrėti, gal jisai išdrys kažkaip betint. Jis neišdrys, o gal turės kokią nors 9. Sumokėjęs. Sumokėjęk. Gal nepermuš. Vėl įgėjom šiokį tokį pranašumą. Korta gera, smaugiam, gal orinstums. Dabar blindai 50-100, tai čia turi jisai 5 backblindus, reikia stumt, kiekvienas backblindas jau yra šventė man, jeigu aš atimsiu jį, jeigu ten pasitėm. O, Tuzas 2, labai gera korta. Nugi, gali pasisekti, tik ne valetas ir ne tuziukas. Šventė, laimėjom, pirmas raundas. Darius Rėkauja, šventė, gerai, viskas gerai, lauksim dabar varžovų toliau, ką gausim, įrašinėsim, vėl laimėsim iki finalo, finale tapsim čempionais. Dabar stabdau ir iki susitikimo antram raunde.